Šiandien naują savo šalies vyriausybę mes palydime medžioti Lietuvos ateities. Deja, net po to, kai kelis kartus labai sąžiningai perskaičiau vyriausybės programą, negaliu pasakyti, ką konkrečiai Darnos giriose medžio šitie vyrai ir šitos moteris. Iki rinkimų Valstiečių ir Žaliųjų programuose ir kalbose, o tai vis dėlto yra tie, kas nugalėjo, taip, rinkimuose vyravo du žodžiai – pokyčiai ir darna. Dabar matau vieną darna. Tekste įvairiuose kontekstuose jis paminėta 112 kartų. Ta tampa savotišku raktu, kuris privalėtų spręsti esminės Lietuvos gyvenimo problemas. Vis dėlto, jeigu 100 kartų pakartosiu žodį šokoladas, ar pasidarys iš tikrųjų saldu ir gausi tą deramą kiekį kalorijų. Ir ar kiekviename puslapyje minint darną, šiuo matyt gražių žodžių išspręsime esminės Lietuvos problemas. Ar tikrai gali ką nors sumedžioti, jeigu nežinai, ką medžioji? Aš tikrai niekada asmeniškai negaudžiau nei miškuose, nei stepėse jokių gyvių, tačiau ilgus metus mokiausi sekti mąstymo gijas. Tad žinau, kad jeigu nežinai, ką pasakyti, tai kalbi ir rašai daug, nuolat kartoji kokį nors užkeikimą ir taip tikiesi, jog niekas nepastebės, kad šiandien nelabai turi ką pasakyti. Taip kartais atsitinka kiekvienam ir taip jau šį kartą atsitiko šitai mūsų laiminamai vyriausybei. Pirmas klausimas, kur ir kodėl pasislėpė žodis pokyčiai? Tekste jis tiesioginė forma paminėtas vieną kartą, neskaitant 13 ar 14 išvestinių tokių darinių. Mano atsakymas, pokyčiai pabėgo, nes biurokratai, kurie panašu kompiliavo šitą tekstą, kartais pasikartodami, jokių pokyčių nenori. Matyt, todėl, net kalbant apie europinius reikalus, tiek programoje, tiek esamo premjero kalbose, pokyčius keičia kitas žodis – tęstinumas. Europos reikalų komiteto posėdyje pristatant programą, tas tęstinumas buvo minimas taip dažnai, kad tiesą pasakius nesupratau, kuriais metais čia diskutuojame – 2006 ar 2016. Europa kasdien svarsto savo ateitį. Europa kinta. Europa aižėja ir skyla. Dar daugiau, aižėja ir skyla visas pasaulis. Artimieji ir viduriniai rytai, Afrikos šiaurė, vėl stiprėja įtampo židiniai tolimuosiuose rytuose, net JAV pastarieji rinkimai rodo, kad susikaupė problemų, kurios reikalauja pokyčių, bet mes pokyčių nematome. Mes tęstinumu užsiimam. Tai bet vis dėlto ar nematom, ar nenorim matyti? Ir ar tikrai, jeigu užsimerki, tampi nematomu? Mažai, labai atvirai ekonomikai, kokia yra Lietuva, tokios liepinės žada didelės bėdas. Ir tikrai mąstančios vyriausybės programoje privalo būti bent porą alternatyvių veiklos strategijų, jeigu pokyčiai pakryptų viena ar kita linkme. Nutilėtos išorinės ir vidinės grėsmės yra didžiausia pateikiamos programos yda. Moksleiviški paaiškinimai, kaip suprasti vieną ar kitą terminą, įspūdis tarsi savo pasiaiškina, apie ką kalba. Vietoj to, kad būtų aiškiai suformuluota, kokie pavojai Lietuvos tiko artimiausiais metais, kalba apie intelektualinį programos rengėjų nepasirengimą. Ir tai yra tikrasis, faktinis tęstinumas, kuris man žiauriai nepatinka. Antras klausimas, ką vis dėlto medžiojate vyrai ir moteris? Kur regite didžiausią šios šalies bėdą ir kaip paaiškinate jos prigimtį? Ar tai problema, kuri mums primesta iš išorės? Ar tai dalykai, kurie susikaupė dėl to, kad mūsų visuomenės vidinė plėtra turi savo, ydų, savo trūkių? Aišku viena, kol nebandai suformuluoti, kur šalies didžiausios bėdos, negali numatyti ir objekto, su kurie kausiasi. Programoje kalbama apie viską. Kalbama aptakiai, minčių iš esmės nesiekia jokia vidinė gija, išskyrus tą labai nekonkretų autoriams lik ir neginčiamą darnos troškimą. Pabandžius pažiūrėti detaliau aptinkama, kad kultūra minimama 253 kartus, sveikata 195, verslas 167, ekonomika 152, galiu tęsti. Tačiau daugybė apklausų ir mūsų kasdieninis gyvenimas rodo, kad ir sveikatai, ir kultūrai, ir ekonomikos ateičiai problemos kyla iš kito šaltinio. Beje, tas šaltinis yra lygiai tas pats kaip Europoje, Amerikoje ir daugelį kitų pasaulio vietų. Tas šaltinis yra pajamų nelygybė. Apie ją kasdien kalba pasaulio mąstytojai.
Jos priežastis analizuoja visi rimti politikos centrai. Apie ją kasdien kalba ir rimti Lietuvos ekonomistai. Tikriausiai skaitote ir žinote, ką turiu galvoje. Nekas kito pajamų nelygybė yra ir pagrindinė Lietuvos emigracijos priežastis. Matydami skaičių savo sąskaitose ir kainas parduotuvėse, vertindami savo galimybės išgyventi, emigracijos kelią jau renkasi net mokslų daktarai. Taip, matematikos mokslo daktarai, su kuriais dirbau, praktiškai visi emigravo. Nes, žinot, 510 eurų, tokia truputį juokinga alga už 10 metų sunkias studijas. Ir lygiai tiek pat, kiek uždirba žmonės neturintis kvalifikacijos. Čia ką tik jums tą patį skaičių pasakė jūsų padėjėjams, apie jūsų padėjėjus. Pateikiu tik vieną pavyzdį, jų begalybė. Nelygybės klausimas programoje prisimintas porą kartų, 2. Ir tai įdomiam kontekste. Darnios, taip, tikrai darnios, ką tai bereikštų, skurdo įveikimo politikos kontekste. Darni skurdo politikos įveikimo strategija yra kažkas visiškai nauja pasaulio ekonominiai minty. Na, bet mes jau turime verslo liudijimus, kurie irgi yra įnašas į pasaulio ekonominę mintį. Perfrazuodama garsų klasiką apibendrinu, ieškodamas prarasto laiko ateities nesumedžiosi. Tikiuosi, kad kaip nekartą žadėjo Saulius Skvernelis, veiksmų programa bus trumpesnė, konkretesnė ir tikslesnė, o dabar susilaikau. Bijau, kad palydėjusi jūs į medžioklę, galiausiai galiu pamatyti, kad laimikis man nepatinka, o emigracija ir skurdas auga toliau.